Sveiki visi. Parodysiu, pradėjau, aišku, jau ir aš tvarkyti savo gėlynus. Parodysiu, kaip aš tvarkausi, kur nurenku, kur nenurenku mulčių. Va čia pas mane yra smėlynė. Visiškai mano žvyrė, koks pas mane yra dirvožemis, auga kadagys ir auga įvairiausi varpiniai augalai. Čia ir miskantai, ir lendrūnai, ir virblės, ir eraičinų prisisėja. Nuo čia viskas, ką nukirpau, viską surinkau ant žeminę dalį ir nunešiau ten, kur man labiau reikia visų tų lapų. Kodėl? Todėl, kad čia yra žvyras, va čia pavyzdžiui yra spartina miskantas, kuris jeigu pas mane būtų drėgna ir koks priemolis, tai šitas miskantas išeitų turbūt ir nukeliautų, jeigu ne iki Trakų, tai gal net ir iki Vilniaus. Ir kai aš jį sodinu į netinkamas sąlygas, į visiškai sausą žvyrą, jisai plečiasi labai saikingai. Tai yra gal, nežinau, po sprindį per metus. Jeigu aš šitą kadagį įsodinčiau irgi tinkamesnės sąlygas, jūs pasižiūrėkit, jis visiškai nelaistomas ir žvyrė auga kaip pasiutęs. Čia apie kažkokį tręšimą ir taip toliau net kalba neina, nes jisai man iš viską užimtų, tai jis galėtų ir dar silpniau augti. Tai žodžiu, man čia humuso kiekio didinti nereikia. Aš šitų augalų noriu, kad šitie augalai ir augtų valdomi. Nesiplėstų per daug čia neišgriūtų iš per gero gyvenimo ir taip toliau. Tai viskas priklauso nuo to, kokio mes čia dirvožemio norim. Taigi, čia nieko negerinu, o negerinu tai reiškia nukerpu ir surenku, kad nedidėtų humuso kiekis. Bet visiškai šalia turiu ir kitą gėlynėlį, kur palieku viskas, ką nukerpu. Todėl, kad šičia augalai jau truputėlį kitokie. Čia jau ir žydinčių yra, ne ir žydinčių, čia iš esmės viskas praktiškai žydi. Čia mažiau varpinių augalų ir daugiau rudbekijos, saulainės, uoginės knipofijos, švelnusis akantas, žodžiu, visokių tokių, kas žydi. Dirvožemis yra visiškai skurdus, nes čia yra elektros stulpas. Tai toks vaizdas, kad tam žvyre yra dar ir kalnai akmenų. Tai tam, kad čia jau didinčiau tą humuso kiekį, viskas, ką nupjaunu, viską palieku. Aišku, patingėjau, su sekatorium, šiaip jau mozoliuotos rankos, tai jau nebesmulkinau. Tokių stagarų didelių, kai būna įkvėpimas, nepalieku, su sekatorium labiau pasmulkinu. Bet kodėl aš visiškai nesijaudinu, šito vaizdo aš nematau pro langus, tai manęs tas šabakštinėlis nenervina. Ir tuoj čia pradės lysti svogūniniai augalai ir viskas, čia viskas užžaliuoja, o vasarą čia būna, nežinau, tujos dydžio augalai, nes ir rudbekija maksima, kuri, nežinau, ten vos ne 3 metrus pasiekia, gerai, ne 3, bet 2 tai tikrai gal su viršum. Tai čia viskas būna tiek sužėlę, kad net nebėra kur, čia nei piktžolėm, nei dar kam nors. Tai čia man humuso kiekio reikia, čia viską palieku. Ir pavyzdžiui, virblės, kurios čia auga, tai jos tikrai auga didesnės, gausesnės, bet kai palieku humuso kiekį didesnę ir lapus, ir spyglius, ir visa kita, jos išvirsta. Bet čia jų išvirstančių man ir reikia, todėl kad labai didelis trinkelių kiekis ir tada jos man užvirsta ant trinkelių ir jas suminkština, bet nebėra tos kietos dangos įspūdžio. Tai čia jos gali man, žodžiu, augti ir tokiam geresniam dirvožemėje. Jeigu man jų reikėtų stačių ir neišvirstančių, aš jas tada jau nupjovusi surinkčiau, kad humuso kiekis nedidėtų. Dabar vėl, šičia yra kalnas, darau tokią, nežinau, pomiškio citatėlę. Tikiuosi, kad man šitą stulpą kažkada iškels.
Ir čia tiesiog yra ir paprastųjų pušų, ir kadagių visokių, ir eraičynų prisisėję. Žodžiu, čia vyksta veiksmas jau taip visiškai, kas kur nori, taip ir auga, kas stipresnis, tas ir gyvena. Tai iš esmės šie yra tie, kurie yra ypatingai toleruojantis sausrą, ekstremales augimo sąlygas. Nelaistau, nes man čia net laistymo žarna iki čia nenueina. Todėl šičia vėlgi viskas, ką ar eraičynus apipjaušiu, ar dar ką nors, viską nugrėbiu ir sumetu į viršų visą va tą žeminę dalį, va ten visas šabakštinėlis ir aš tai šičia, ką nupjaunu. Kodėl? Todėl, kad čia pas mane auga bijūnai, vilkdalgiai. Tai vat šitiems galima jau ir turėti šiek tiek trąšesnę, drėgnesnę, maistingesnę žemę. Tai visa antžeminė dalis nukeliauja tenais. Tai vat yra pas mane gėlynų, kuriuos aš tiesiog tą antžeminę dalį pavasarį nupjovusi pragalvoju. Kai kur tiesiog palieku, o kai kur pareguliuoju ir išėmusi iš vienur nešu kitur. Bet neturiu kompostinės ir visi mano gėlynai yra kompostinės, tai yra kompostuojasi tiesiai po augalo šaknim.